yra nuorodai, jau tikrai. Tai gal viskas čia ir gerai, tai gal tada nuorodas verta ir statyti tada. Kur tada? 400 metrų. Ir kelias mačiau. Dar nuvalytas. Suvarkytas, nuvalytas, tai čia iš viso prabangiai. Šlagbalmas yra. Dar stendas. Ten tas ženklas toks yra piligrimažo, ten tas ženklas mėlynas su geltonu, tokie priaugdėm. Nežinau, kas čia tokie piligrimuoja, bet... Fantastika, aikštelė kaip turi būti. Dar vadinamas Birutkalnis. Birutka. Gilvos piliakalnis, dar vadinamas Birutkalniu, supamas Dubysos slėnių ir tvenkinių, yra tyrinėtas keletą kartų. Manoma, kad čia stovėjo medinė Ariogalos pilis, sudeginta kryžiuočių 1382 metais. Vietiniai gyventojai čia kasmet švenčia Jonines. Na, piliakalnis čia ir yra, šiaip visas šitas viršus. Labai įdomiai čia padarytas. Kas dirbo, pietūs. Jaunuoliai. Rūpintis savim reikia. Kaip suprantu, čia visas piliakalnis ir yra užvažiuojamas, ko gero vienintelis kol kas pirmas mano sutiktas, neskaitant Karmėlavos, kuris gyvenamas yra. Viskas, mes čia jau ir esam. Tai čia takas pažymėtas yra. Taip, takas pažymėtas. Koks čia takas koks? Žiūrim informaciją. Yra pas mane, ar nėra tokio? Ne, nėra pas mane. Vien ant žemėlapio šito nėra. Nu, bet
Gerai. Štai koks tas Gėluvos piliakalnis, vienas iš tokių, kur dar šiaip tai nesu matęs, kad visa aikštelė būtų kaip parkingas padarytas. Piliakalnis tai va šitas bendras visas aikštynas. Iš toliai jis nelabai ir matosi. O čia suoliukai netgi yra. Čia koncertai vyksta ko gero, nes suoleliai yra. Visa koncertų salė. Čia mano kolega. Žmogus daug kalnų apvažiavęs, užlipęs. Šiaip tai mes kartu kažkaip tai ir užsikabinom ant šitų piliakalnių lankymą. Aišku, piliakalnis yra su kalnu nelabai lyginamas. Bet kai žmogus gali sau leisti, gali važiuoti į kalnus. Kai negali leisti, užtenka ir piliakalnių vietinių. Tai va. Gėluvos piliakalnis, būk sveikas.